Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir turbūt visiems yra kažkada taip buvę, kad atrodo ir kompiuteris geras, ir kaip ir serveris geras, jeigu Red Fox Cloud, tai visą laiką serveriai geri. Bet kažkaip stringa tas Minecraftas ir kažkaip jis nelabai čia nori veikti, nelabai čia krauna tų serverio čiunkų arba kitaip tariant tų pasaulio gabalų. Tai labai yra didelis šansas, kad paprasčiausiai jūsų serveriui arba jūsų kompiuteriui, net ne kompiuteriui, o reikėtų sakyti Minecrafto žaidimui, trūksta ramų. Tai šitoje pamokoje mes pasižiūrėsime, kaip pasididinti Minecrafto ramus. Tiek serverio, tiek pačio žaidimo. Tad nieko nelaukiam. Ir nors galbūt palaukiam. Kadangi jau mane žiūri, galbūt net ir ne pirmą kartą, labai noriu paprašyti, kad paspaustum raudoną mygtuką prenumeruoti ir mygtuką patinka, kuris greičiausiai bus arba baltas, arba juodas, o gal dar pas kažką net ir mėlynas, visai nesvarbu. Tiesiog labai prašau, kadangi daugelis jūsų, kurie mane žiūrit, manęs neprenumeruojat ir man labai liūdna. Padarykit, paspauskit tą mygtuką. Taigi visai nieko nekainuoja, visiškai nemokamai šitas dalykas. Plius, jeigu dar paspausit ir varpelį, matysite ir visus mano kitus ateinančius video. Ačiū, o dabar nieko nebelaukiam ir keliaujam mokytis. Keliaujam. Gerai, tai pirmiausiai parodysiu, kaip pasikelti ramus Red Fox Cloud Minecrafto serveryje. Tai jeigu jūs, kaip ir aš, turite Minecraft Pro planą, tai viskas labai paprasta. Tiesiog skiltyje jums skirti resursai, šalia RAM, paspausti resursų keitimas ir pasirinkti, kokį kiekį tų ramų jūs norite. Pas mane yra 8, tai aš 8 ir pasiliksiu. Žodžiu, paspaudžiam keisti ir kadangi pas mane nėra pakeitimų, tai niekas nepasikeičia, bet jeigu jūs, sakykim, ten norit pasikeisti ir pasikeitėt į šiek tiek daugiau, pagal viską nieko nereiktų mokėti, tiesiog sutrumpėtų jūsų paslaugos galiojimo laikas, tai tiesiog pasitikrinkite, bet viskas yra paprasta, keli mygtuko paspaudimai ir, žodžiu, jūsų serveris turi daugiau ramų. Kiek serveriui ar užtenka, ar pakankamai ramų galite matyti štai čia. Tai, kaip matote, mano serveriui ramų yra netgi dar ir per daug, sakyčiau, kadangi aš dažniausiai ten būnu vienas, kartais gal kokie draugai ir prisijungia. Tai žodžiu, ramai mano, jų tikrai užtenka sočiai. Taip pat ramus galite matyti čia, tai jeigu yra tiesiog per daug naudojama, tai gali skliausteliuose net rašyti, kad gresia crash arba kitaip serverio nulaužimas. Tai, žodžiu, tiesiog pasitikrinkit, pasižiūrėkit, jeigu ramų tikrai užtenka ir nerašo čia, kad gresia crash ir panašiai, pilnai visų neišnaudoja, tai viskas tvarkoj. Čia tikrai nieko daryti nereikia. O jeigu turit Minecraft Lite paslaugą, tai jums kelias bus iš esmės šiek tiek sudėtingesnis, jeigu matote, kad tikrai serveris stringa ir čia rašo, kad gresia crash ir matot, kad niekas serveryje nežaidžia, o ramus serveris naudoja beveik pilnai, tai tiesiog paspaudžiate čia, pasikreipiate į gyvąją pagalbą ir gyvoji pagalba viską jums sutvarkys. Ir viskas, štai taip paprasta yra pasikeisti, pasididinti ramus Red Fox Cloud valdymo pulte Minecrafto serveriui. O dabar keliaujam ir išsiaiškinam, kaip pasididinti ramus mūsų Minecraftui. Gerai, tai norint pasirinkti, kiek tų ramų galės sunaudoti mūsų Minecraftas, pirmiausia reikia žinot, kiek kompiuteryje tų ramų mes turime. Tai pats paprasčiausias būdas patikrint, tai tiesiog ant Windows mygtukų spaudžiam dešinį pilies mygtuką, pasirenkam sistema arba system ir štai čia atsiras jūsų sistemos duomenis. Tai kaip matote, pas mane yra įdiegta 16 GB RAM, pas jūs gali būti 8, gali būti 4, abejoju, ir pas kažką dar liko 4, tai pas mane yra 16. Tai reikia turėti omeny, kad kažkur 4 valgo sistema, tai iš tiek, kiek jūs turite, atimkite kažkur 4, tai jeigu aš atimsiu, man lieka 12, dar, sakykime, jeigu aš pasijungsiu kokią naršyklę ar panašiai, jos dar suvalgys ramų, tai, sakykime, dar 2 kokius atsiimu, kadangi aš turiu ir galiu, jeigu jūs tiek neturite, tada, teks atsimti, sakykime, mažiau kažkiek.
Ir aš kažkur tais, spėju, kad man tikrai negaila ir aš tikrai drąsiai galiu savo Minecraft'o žaidimui skirti kokius 8 GB RAM. Įspėju, šita pamoka yra pilnai skirta tik tais mokymosi principams. Jeigu jūs nežinote, ką čia darote, tikrai nerekomenduoju to daryti, nes jeigu tų ramų jūs paskirstite per daug, jūsų kompiuteris gali užlūžti ir tiesiog, kad nekiltų papildomų problemų, jeigu jūs tikrai nežinote, ką čia darote, geriau yra nedaryti. Na, o dabar, kadangi mes jau išsiaiškinom, kiek mes turime tų ramų, keliaukime į Minecraft žaidimą. Na ir kaip matote, aš atsidariau savo Minecraft'o launcherį, atėjau į įdiegimų skiltį ir dabar turiu pasirinkti, kokioje versijoje aš norėsiu žaisti. Aš noriu žaisti vėliausioje 1.24, tai dabar tiesiog spaudžiam ant šitų 3 taškiukų ir spaudžiame mygtuką keisti. Jums atsiras štai toks langas ir štai čia bus daugiau nustatymų. Kai paspausim daugiau nustatymų, atsiras tokia, eilutė, laukelis JVM argumentai. Ir dabar jau matote, pas mane yra 8, nes aš jau esu pasikeitęs, bet pas jūs bus kažkas tokio arba 2G, arba bus 2048M. Tai pradžiai susitvarkykim su G raidyte. Tai jeigu yra G raidyte, tai ir čia pas jūs 2. Tai va šitas skaičius 2 reiškia, kiek Minecraft'as leidžia paimti iš sistemos tų vadinamų RAM. Tai tiesiog ištrinam, aš pasirinkau 8, nes 8 tikrai galiu drąsiai leisti. Jeigu pas jūs yra kokie 12 GB ramų, sakykim, tai siūlyčiau gal net tik kokius 4 pasidaryti. Jeigu yra 8 ir mažiau, 3, bet ko gero, galit bandyti dar 4, bet tikrai nerekomenduoju. Žodžiu, tikrai pasitikrinkit, kiek jūsų kompiuteris turi ramų, apsiskaičiuokit viską, pasilikit rezervo, tikrai neišnaudokit pilnai visų, nes tada tiesiog gali kompiuteris užlūžti, sulūžti ir jeigu nežinot, geriau iš vis nieko nedarykit, palikit taip, kaip yra. Tai aš tikrai galiu duoti 8 GB Minecraft'ui, man tikrai negaila. Tiesiog spaudžiam išsaugoti, viskas pasileidžiam, jūsų Minecraft'as naudos 8 GB ramų. Svarbu paminėti, kad jų nenaudos iš karto visų, tiesiog jeigu žaidžiate ant kokį modifikuotą arba panašiai, tai tada kiek reikalaus jau, tiek jisai pasiims, bet nedaugiau 8. Taip turbūt būtų pasakyta taisyklingiausiai. Kitas dalykas, dabar su ta M raidyte, jeigu pas jūs yra M raidyte, sakykim 2048M, tai čia nėra ko bijoti, tiesiog viskas pas jūs parašyta yra megabaitais, o ne gigabaitais. Tai sakykim, jeigu jūs iš 2048, kas yra 2 gigabaitai, norite tarkim paskirti 4, bet nežinote, kiek 4 gigabaitai bus megabaitais, tiesiog keliaujame į naršyklę ir naršyklėje rašome GB to MB converter ir nepasitikėkit Google, nes jis nėra visiškai teisingas čia. Tai tiesiog pasirinkit kokį nors konverterį, aš naudosiu tokį ir, sakykime, įrašau 4 GB, paspaudžiu convert ir matau, kad 4 GB bus 4096 megabaitai. Tai grįžtu į Minecraft žaidimą ir vietoj šito skaičiaus įrašau tokį skaičių ir viskas. Paspausit išsaugoti ir jūsų Minecraftas naudos 4 GB RAM. Aš vėl grįžtu, pasidarau, bam, ir spaudžiu išsaugoti. Ir kai išsaugojot ir jau pasijungėt į žaidimą, paspaudus mygtuką F3 ir išlindus tokiam dideliam informacijos langui, dešinėje, viršutinėme dešiniajame kampe matysite mem eilutę ir kaip matote, pas mane naudoja 4, 5, 6%, tai kažkur apie, sakykim, iki 0,5 GB ramų.
Ir kas yra po pasvirojo brūkšnelio, tai vat kiek maksimaliai gali naudoti. Tai pas mane matot yra 8192 MB arba 8 GB RAM. Tai šitaip, negaliu sakyti, kad paprasta, nes tikrai yra labai atsakingas dalykas ir reikia žinoti, ką darai. Yra pasidaryti ramus, tiksliau pasididinti ramus būtent kompiuteryje, Minecrafto žaidimui, leisti Minecraftui naudoti daugiau kompiuterio ramų. Bet tikrai paprasta yra pasididinti ramus Red Fox Cloud serveriuose, nes su Red Fox Cloud visą laiką yra viskas paprasta. Tai jeigu jums ši pamoka patiko, būtinai paspausite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą, jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspausite širdelę ir sekite Red Fox Cloud. Su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas, kaip matote, pas mane pradėjo snigti, kadangi jau visai prie pat šventės, kai filmuoju šią pamoką. Jeigu mane dar žiūrite prieš šventės, tuomet su artėjančiam šventėm, jeigu žiūrite per tai su šventėm, o jeigu jau žiūrite mane po švenčių, tai su praėjusiam šventėm, visus apkabinu, myliu ir bučiuoju ir sakau iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!